Tęstiniai GIMK mokymai yra orientuoti ir skirti žmonėm, kurie jau globoja savo šeimoje vaikus arba turi įvaikinę vaikus. Tuo pačiu, žinoma, ir žmonėm, kurie yra linkę pagilinti tam tikras žinias, nori sužinoti daugiau apie tam tikrus jiems kylančius klausimus, kuomet jau susiduria globoje, ar ne, čia ir dabar su vaikais ir jaunuoliais, arba tiesiog kuomet ruošiasi tiems procesams ir tiesiog eigoje kyla papildomų klausimų, tai tęstiniai mokymai yra puikia erdvė, puikia vieta sužinoti šiek tiek daugiau ir atsakyti į savo rūpimus klausimus. Taip, pagrindiniai mokymai turėtų būti išklausyti, nes pagrindiniai mokymai yra visų globėjų įtėvių pagrindas, ar ne, ir norint globoti arba įvaikinti, tai yra privaloma pagrindiniai mokymai, tuo tarpu tęstiniai GIMK mokymai, jie nėra privalomi ir juose gali dalyvauti asmenys pasirinktinai, tiesiog vėlgi pagal savo poreikį. Įpareigoti globėjus ar įtėvius lankyti mokymus globos centras neturi tokios galimybės, tačiau tikrai galima juos rekomenduoti. Ir jeigu globos koordinatorius, tarnybos atestuotas asmuo ar kiti specialistai dirbantis su šeima mato poreikį šeimai pagilinti tam tikras žinias, tai tiesiog diskusijų vėlgi metu, tam tikrų susitarimų metu galima mokymus rekomenduoti ir tiesiog juos pakviesti į grupės. Neretais atvejais, kuomet specialistai dirbantis su šeima pastebi tam tikrus momentus, kuomet šeimai kyla tam tikrų sunkumų, kažkokių iššūkių ar klausimų, organizuojant paslaugas vaikui, tiesiog būnant su vaiku, interpretuojant jo elgesį, sprendžiant klausimus ugdymosi srityje ir kuomet šeima neturi įrankio ar atsakymo čia ir dabar, kaip turėtų tinkamai reaguoti, priimti, kokias paslaugas ir pagalbą organizuoti vaikam. Tokiais atvejais specialistam pastebėjus šituos momentus, mokymai gali būti rekomenduojami ne dėl to, kad galbūt globėjas netinkamai atlieka savo pareigas, ar ne, bet tiesiog, kad pastiprinti ir duoti papildomų žinių, ką su vaiku daryti, kaip elgtis, kaip atpažinti ir suprasti tam tikrą vaiko elgesį. Vėlgi tai turbūt labai individualu ir kiekvienai šeimai, kiekvienam asmeniui yra labai skirtingai. Tai vieniem užtenka vieną kartą išklausyti tam tikrą mokymų programą ir tas nugula labai giliai ir ilgam. Tuo tarpu kitiems žmonėm tą reikėtų turbūt daryti periodiškai ir mano galva, mano rekomendacija būtų bent kartą per metus skirti laiko atsišviežinti tam tikras žinias. Gali būti, kad ta informacija bus galbūt girdėta, tam tikri metodai jau išbandyti ir panašiai, bet pasikartojimas jisai tikrai papildomos žalos kažkokios nesuteiks. Juolab, kuomet jau esi procese pačios globos ar įvaikinimo, tai tos situacijos vėlgi yra labai skirtingos. Ir kuomet susiduri su konkrečia situacija, konkrečiu įvykiu, yra kur kas paprasčiau ieškoti atsakymų, kai turi konkretų pavyzdį. Ir tęstiniuose mokymuose tai yra puikia erdvė kelti tau čia ir dabar rūpimus klausimus, žiūrint per mokymų programą ir specialistų patirtis bei kažkokias rekomendacijas. Mokymai trunka labai įvairiai. Iš tikrųjų įsivertinam pačios grupės poreikį. Kadangi mokymų programa, pati tęstinių mokymų programa yra pakankamai plati ir joje yra daugiau nei 10 temų, tačiau nėra privaloma išklausyti jas visas. Yra galimybė tiesiog susirinkus grupiai, ar ne, įsivertinti, koks yra poreikis, apie kokias temas reikėtų kalbėti ir iš tų temų tiesiog pasirinkti, nežinau, galbūt 3, 4, 5, 6, priklauso nuo pačių žmonių ir tada tiesiog užtikrinant tęstinumą eiti per tam tikras temas, kurios yra aktualios šiai dienai.
Tai yra keletas variantų. Savo poreikį pirmiausia gali įvardinti globos koordinatoriui, tai yra žmogui, su kuriuo nuolat kontaktuoji ir dirbi. Lygiai taip pat gali kreiptis į tarnybos atestuotus asmenis, kurie dirba globos centre, ar į bet kokį kitą specialistą, kuris veikia per globos centrą, įsivardinant savo poreikį. Lygiai taip pat ir globos centrai reguliariai organizuoja tęstinius mokymus, į kuriuos kviečia visus paslaugų gavėjus. O įsitraukimas ir dalyvavimas tai jau priklauso nuo paties suaugusiojo. Aš visada esu už mokymą, aš esu visada už žinių papildymą ir visada raginu ir skatinu pasinaudoti esant tokiom galimybėm. Nes, kaip ir sakiau prieš tai, tai tikrai nepakenks, priešingai suteiks tik tai daugiau pasitikėjimo, daugiau žinių ir šiaip tokios vidinės stiprybės. Suprantu, kad gali būti galbūt imlu laikui, ar ne, prisitaikyti, atvykti į susitikimus ir panašiai, bet vėlgi šitos momentus tikrai galima daryti pakankamai lankščiai ir visus tikrai raginčiau pasinaudoti šitom galimybėm. Tuo pačiu buvimas tęstiniuose mokymuose, jisai skatina ir tą bendruomeniškumą, pavadinkime taip ar ne, tarp pačių globėjų ir įtėvių. Ir tai yra puikia erdvė, kur gali užsimegzti nauji ryšiai, užsimesti naujos draugystės. Ir iš tikrųjų žmonės, kurie yra tame pačiame, veikia tą patį, ar ne, jie gali vieni iš kitų daug daugiau išmokti per savo patirtis, dalinantis, kas jiems veikia, kas neveikia, ieškant kažkokių bendrų naujų metodų. Ir tai yra tiesiog puikia vieta, erdvė megzti naujus socialinius ryšius.